upės išklotinė ir pjūviai, kur pirštų idėja, kur įleidžiam esamą foną tarp naujai projektuojamų pastatų, krantinės, pjūviai per tiltus. Matom, aukštingumas svyruoja iki 5 aukštų pikuose, 4 yra vidutinis. Ir idėjos dinamika, kas jau šiek tiek minėjau, kad tai iš esmės formuojama gyvybinga šiuolaikinė terpė investicijoms, kuriama moderni kontekstualios architektūros kokybė, objektų kompozicija individuali, subjektyviai suvokiama, demokratiška, realaus gyvenimo dinamika įtakos tolimesnę architektūrinių sprendimų raidą ir skirtingų autorių braižas, kur mes manom, čia dirbs daug architektų, suteiks miesto fragmentui nepakartojamo žavesio. Mūsų įvaizdžiai analogai, kaip galėtų būti panaudojami krantinių realizacijų nuotraukos. Sakykime, jeigu ten įrenginėjant saleles ar kažkokius judančius, plūduriuojančius įrenginius, tai yra realūs sprendimai, gyvenime naudojami pasaulyje. Čia mūsų kolektyvas. Ačiū uždėmesį. Klausimas būtų toks, kaip jūs siūlytumėt, va ten buvo, galite ir tą palikti, kaip jūs formuotumėt sklypų ribas, reiškia, krantinėje, nes ten matosi lyg ir viešos funkcijos, lyg ir gali būti komercinės funkcijos, prieplaukos, kaip tokiam, sakykime, pakankamai, reiškia, išbarstytame pakrantės tokių salelių, pusiasalių, reiškia, kontekste, kaip jūs suformuotumėt sklypus, kad jie galėtų būti funkcionalūs. Kaip jau minėjau, tarpinėse diskusijose, iš tikrųjų mūsų sprendiniai dalinai yra daug orientuoti į miesto problemą, į pagrindinę problemą ir į tai, kas šiandien matyti yra aktualiausia Kaunui, tai grąžinti laivybą arba gyvenimą ant vandens. Kalbant apie pačius sprendinius, jau tarpiniuose susitikimuose mes minėjom ten techninius sprendimus, kokiu būdu galima būtų realizuoti. Dabar kalbant apie daugiau tokį organizavimą realiai vykdant etapais, mes matom, kad kiekvienam etapui yra priskirta dalis krantinės. Ir iš tikrųjų, tai galima būtų realizuoti, sakykime, žvelgiant į 1., 2 arba 3 arba 4 etapą, vykdant palaipsniui tuos krantinės realizavimo darbus. Mes tiesiog ir pavaizdavom, kaip tai yra atidalinta. Aš gal šiek tiek papildysiu Sigitą. Aš noriu pasakyti, kad mes išskyrėm mėlyną spalvą aiškiai formuojamas naujas sklypo ribas ir mes manytume, kad šios sklypo, daleiskim, savininkai, jam turėtų būti priskirtas, reiškia, ta žalialinė, reiškia, kaip viso tvarkymos teritorijos. Tai lyg tai būtų sklypas mėlyna riba, o čia būtų tvarkoma teritorija ir ko gero investitorius turėtų pirmo teisę, reiškia, tose salose, ar statyti, ar nuomoti iš miesto, reiškia, kavinės ar kitos paskirties, reiškia, kas bus numatoma patalpos. Atsakiau klausimą. Ar negalėtumėt konkretizuoti savo laikyseną to raudono punktyro miesto dviaukščio parkingo atžvilgiu ir transporto organizavimo upės krantų? Be abejo, čia gautose naujose sąlygose mes nebuvom nustebinti, nes ir anksčiau gautuose dokumentuose buvo nužymėtas šis sklypas ūkiniai veiklai, kas be abejo, atsižvelgiant
į bendrą kontekstą, iš tikrųjų labai dėkingą padėtį krantinių, yra absoliutus nonsensas taip arti traukti automobilių stovėjimą, atsižvelgiant į ekologinius aspektus ir taip toliau. Todėl mes siūlom tiesiog, galbūt ir tokią alternatyvą, kad būtent šita susiformavusi aukštuminė riba, jinai būtų neprieinama tokiems objektams ir, reiškia, kaip matot iš mūsų sprendinių, kaip po tokią alternatyvą, kuri, pirminiam etape, reiškia, jinai būtų formuojama, galėtų būti formuojama šitame etape. Bet ateityje tai vėlgi šis parkavimas galėtų būti pridengtas pastatu.